už idėją iš visos širdies. Iki. Varom už Lietuvą. Visi iki vieno. Sveiks, kamuolėlį. Kaip laikais? Šiandien mūsų laukia Kuršėnai. Gražus miestas, man atrodo, bus smagu. Sveiki, Lietuvos sirgaliai! Kaip jums sekėsi žygis? Ar jums patiko eiti už Lietuvą, už krepšinį? Jūs tikrai mylite jį? Taip! Kaip jūs nepavargot nešti šitos vėliavos Lietuvos? Čia neįmanoma pavargti, aš pats galiu atsakyti. Žinoma, ne! Kiek kilometrų nuvarei kamuolį? 8 nepavargau visai, visiškai. Jūs visi kartu bėgot 8 kilometrus? Nu, iš esmės jo. Sakyk taip, nes mes tikrai bėgsim visą atstumą. Pilas karalių melžinau! Vėl einu, ten einu! Lietuva krepšinio kraštas, mums krepšinis šventas raštas, svetim šalius nugalėsim, auksą mes tikrai laimėsim! Vakar visi susirinkom, nes žinojom, kad laukia labai įsimintinas renginys, įsimintinas istorijai, todėl norėjom padaryti kažką nerealaus, o ne tik pasivaryti paprastai kamuolį kaip paprastoj krepšinio aikšteliai. Todėl norėjom įterpti labai tokių svarbių žodžių į tą savo himną, kuriame atsispindėtų, kad šiemet vyksta Lietuvoje labai įspūdingas renginys. Todėl norime, kad Lietuva nugalėtų ir tuo tikime. Todėl įpynėm labai svarbius žodžius, kad Lietuva bus čempionai. Visi laukiam aukso, visi iki vieno. Trumpai ir aiškiai, Upina yra Lietuvos krepšinio širdis ir mes mylim krepšinį. Mes už Lietuvą! Mūsų Varom už Lietuvą kamuoliukas toliau sėkmingai bumsi Kuršėnų link. O ką jam paruošė Kuršėnai, pamatysit visai netrukus. Už idėją iš visos širdies. Iki. Varom už Lietuvą. Visi iki vieno. Žygį garsina TV3 ir Viasat. Žygio partneriai – naujienų portalas Delfi, 20-metis Radio centras. Ir nuo šiol norėjau pasakyti, kad visa Žalgirio ir Lietuvos Ryto komanda, taip pat ir fanai, bus draugai po šito įspūdingo Lietuvos krepšinio renginio. Mes mylim Lietuvą!